Pasakykit, žiūrėkit, eina naktį. O kas čia tokia laida? Laida tokia. Jūs žiūrite, eina naktį? Ne. Taip. Nežiūriu, yra tikrai tokia laida ar meluoja? Žinau. Tikrai yra. Iš televizoriaus naminėta. Kaip geriausiai prarasti nekaltybę? Ekspromtas. Žinoma, iš meilės. Vestuvių naktį. Kokiamis sąlygomis? Kur pasitaiko, bet kur. Nežinau, čia nuo kiekvieno fantazijos priklauso tikriausiai. Tai galėtų būti žvakės, šilkinė paklodė. Šilkinė lovė. Bet tai ir viskas, tau reikia žvakės ir šilkinės paklodės. Ir merginos. Ai, mergina, vos nepamiršau. Kaip geriausia, ta prasme, kaip? Ta prasme, kaip? Kaip geriausia? Geriausiai seksą turėti. Su kuo? Su priešinga lytim. Su priešininku? Su priešinga lytim. Tik tai su mylinčiu žmogu. Nesvarbu, svarbu, kad būtų seksas. Nežinau, nebandžiau, tai net negaliu atsakyti. Labas vakaras. Sveiki. Mes norime pasveikinti Ne, jūsų aš Valentino dieną. nenoriu, kad jūs mane filmuotumėt, O nepasiklausę. mes norime jūs pafilmuoti, pasiklausyti. Su kolega iš tikrųjų nekomentuojam spaudos tokių dalykų. Galit pasiklausti O ką arba jūs per rašto darbą per 3 darbo dienas ir atsakysim jūsų klausimą. O palinkėkit ką nors. Ačiū. Aš nežinau, žinokit, aš be žodžio, aš per daug įsimylėjau šį vakarą. Jeigu žmogus žmogų myli, tik tai su mylinčiu žmogu. Tikriausiai su mylimu žmogum. Toliau. O toliau jau su bet ko. Įprastai, kai pasitaiko pirmą progą. Kur pasitaiko, bet kur. Geriau neprarasti, geriau iki 90 metų bent pasaugoti. Kiekvienam skirtingai, bet nuo 16 kažkaip rekomenduočiau. 18 kažkaip. Rekomenduojama. Rašykit komentaruose, kada jūs rekomenduotumėt. Kaip geriausia prarast nekaltybę? Oi, nežinau. Su žmogum, Kurio nepažįsti. kurį myli šiuo atveju. Nesvarbu, svarbu, kad būtų seksas. Pirmas kartas turėtų būti kažkas įsimintino, įsivaizduoju taip, kad jis turėtų patikti, o ne kažkaip, tiesiog. O jeigu tai ne pirmas kartas jau? Tai vis vien, kiekvienas kartas turėtų būti įsimintinas. Vis geresnis ir geresnis. Praraskite kuo daugiau nekaltybių ir Kuo vis daugiau geriau, kartų. kuo daugiau kartų, vis geriau ir geriau. Rašykite komentaruose, kiek kartų jau esate praradę nekaltybę. Su švento Valentino diena. Palinkėkit ko nors žmonėms, kurie jau prarado. Nekartoti tos klaidos. Malonu, kad iškalbinote mus. Nekaži ką ir pasakėt. iš tikrųjų. Bet svarbiausia, kad jums malonu. Taip. Šiaip nežinau, čia priklauso nuo kiekvieno žmogaus skirtingai iš tikrųjų. Mūsų toks žiūrovas, kuris sėdi masturbuoja prie Facebook'o, tai kaip jam prarast nekaltybę? Linkiu sėkmės ir nenusivilti. Na jo, geriausiai sėkmės. Dar siūlyčiau, kad jam per ankstyvų ištėlė. Nesvarbu, svarbu, kad būtų seksas. Seksualiniai santykiai. Dar nesurimtėjau ant tiek. Bet, kaip? Tik timpas nesupranti. Palinkėkit ko nors pačios savo. Aš tai linkėsiu mumis likti tokiamis pačiamis nekaltomis. Ne, tokiamis. Ne, nekaltomis netinka. Išlikti tokiamis pačiamis kaltomis. Negalim nieko padėti. O jeigu bus oralinis, tai čia skaitysis? Gerai. Ką žinau, kai kurie žmonės tai užskaito, kai kurie ne. Čia nuo žmogaus priklauso. Užskaito. Ne, tai kai kurie žmonės tai galvoja, kad tokiu būdu galima. Kaip geriausia prarasti nekaltybę? Nėra teisingo būdo, visi jie neteisingi. Geriausia. Su 21-uoju. Maždaug jo. Suaugus 60, kai jau senas būsi. Oraliniu būdu prarasti nekaltybę. Su draugu savo. O jūs galėtumėt parodyti? Jūs draugai? Negerai, čia yra visai negerai. O tai kas čia per laidelę? Čia apie nekaltybę. Nekaltas TV. Tai tokia iš viso yra? Nėra tokios, ne, laidos. Laida Ainana yra ir jūs dabar ją žiūrite. Ir aš labai norėčiau jūsų paprašyti, kad jūs siųstumėte savo įdomius ir linksmus klausimus, kuriuos mes po to galėtumėme aptarti. Tai čia buvo vienas klausimas iš ko? Nesvarbu, svarbu, kad būtų seksas.